Sveiki. Šįkart laidoje žodis renovacija pastaruoju metu taip dažnai skambantis. Keliausime į Klaipėdą. Po to Žagarėje. Pažiūrėsime, kaip buvo kuriamas naujas neseniai Abukevičiaus premija apdovanotas filmas. O laidos pabaigoje viktorina. Skaičiuojama, jog Lietuvoje beveik 40 000 daugiabučių, kuriuos nedelsiant reikėtų renovuoti. Tačiau aktyviai šaukia į statybininkų kombinezonus konservatoriai ir liberalai ne tik patyrė visišką fiasko, bet ir sugriovė jau neblogai veikusią ir įsibėgėjusią renovacijos programą. Statybininkai įsivažinėjo. Ir kaigi griūna viskas, mes nespėjom pinigų kišti. Vamzdynai viskas. Aš 5. aukšte gyvenu, tai man jau toj varvės stovi. Čia prieš 5 metus jie visi suiru, kad reikia daryti, reikia viską. Ir mes sutikom po tuos litų kvadratą rinkti, tam projektams visiems. O sakom, jeigu ką, tai atiduosime jums, nieks paskaitysime nuomą. O šiandien kiek žmonės daro, niekas nesiduoda, niek pasakė, kažkokius tai projektus padarė. Kam tie projektai, jeigu namas nėra renovamas? Į mus dingo pinigai, man 1000 litų, pavyzdžiui, dingo. Nežytas tos. Man 85 metai. Kur man dar renovacija? Man irgi 85, bet aš noriu, kad būtų gražu. Na daryk tada. Šį kartą domimės renovaciją Klaipėdoje. Čia nuo tada, kai prasidėjo kalbos apie senų daugiabučių modernizavimo būtinybę, atnaujinta tik 40 namų. Sutikome ir tokių, kurie spėjo į nuvažiuojantį traukinį. Pastarieji liko patenkinti. Aš patenkintas labai. Зимой плюс 24 в комнате. Батареи стояли на двойке. Žiemą kambaryje 24 laipsniai šilumos. Mokame tikrai mažiau už šilumą. Nepaisant valdžios institucijų pastangų, renovacija Klaipėdoje, kaip beje ir visoje Lietuvoje, užstrigo. Priežastys panašios. Gyventojai buvo patikėję, jog pagal anksčiau galiojusią tvarką jiems už atnaujinimo darbus pusę sumos kompensuos valstybė. Ir tada atėjo 2009 ir Jessica. Jessica viską sujaukė. Šitas pastatas pas mus ypatingas to, kad jau renovacija šitam namui yra pradėta nuo 2007 metų rudens ir tęsiasi iki šiol. O tęsiasi dėl to, kad gyventojai vis nepriima galutinio sprendimo. Šiai dienai mes turime jau padarę ir energetinį auditą, turime ir techninį projektą. Ir yra kompensuota socialiai remtiniems žmonėms už įdėtas lėšas šitiems paruošiamiesiems darbams, tai yra investiciniam projektui, techniniam projektui ir stringa tiesiog paprasčiausiai, kad gyventojai socialiai remtini, noriu pabrėžti, yra prieš renovaciją. Kadangi valstybė jiem kompensuoja už šildymą, tai jie nemano, kad reikia jiems dar papildomai investuoti lėšų, kad jiems ir taip yra gerai. Čia vienas senesnių kvartalų, kur ir šildymo sistemos susidėvėjusios, ir stogai, ir balkonai, vienu žodžiu. Tiesiog matote prie pastato, kaip jis atrodo, tai tikrai iš mūsų administruojamų namų, tai 90% tikrai reikalauja išsamios renovacijos. O ką čia reikėtų keisti? Čia reikėtų daug ką pakeisti. Reikėtų ir apšiltinti, ir stogą sutvarkyti, ir šildymo sistemą renovuoti, ir patį mazgą reikia perdaryti. Vienu žodžiu, reikalingas labai didelės investicijos. Pagal Jessica programą buvo numatyta, jog renovacijai gyventojai iš bankų galės imti lengvatinius kreditus, kurių fiksuotos palūkanos nedidesnės kaip 3% ir gaus tik nuo 15 iki 30% kompensaciją darbų atlikimui, su sąlyga, jei pasiekiami atitinkami rodikliai. Tačiau gyventojų nevilioja idėja tapti bankų skolininkais. Tuo tarpu bankų nelabai mokus klientai. Bankininkai kaip įmanydami griežtina lengvatinių kreditų išdavimo sąlygas. Beje, Klaipėda turi ir tik jai būdingų niuansų. Nenorėjau būti pranašu, bet buvau tas žmogus, kuris sakiau, kad ši programa, tai yra Jessicos programa, jinai neveiks. Ir taip ir įvyko. O priežasčių tai yra įvairių. Tai, sakykime, ir pačių gyventojų yra toksai, sakykime, uždelsimas reikalingų atlikti darbų ir valdžios institucijų tokios sudarytos sąlygos, kad sunkiai sekasi. O jeigu konkrečiai pavyzdžiais, tai sakykime, kad yra nepilnamečiai vaikai būtų savininkai. Tai pusę metų
kol teismo keliu gavome leidimą šiem nepilnamečiam vaikam atidaryti kreditinę sąskaitą. O kaip taip gali būti nepilnamečiai vaikai? Sakykime, seneliai perrašo butą anūkams, o anūkai yra nepilnamečiai. Ir yra šita problema. Yra problema, kad butus turi užsieniečiai. Tai vėlgi, sakykime, tai jų nėra, tai jie išvykę. Kol visus surandi, tai jau yra, sakykime, mūsų bendrijos bėdas. O paskui prasideda valdiškos bėdos. Nors iki 2015 metų Jessicos programos viešinimui ketinama išleisti net 35 milijonus litų, tačiau Vilniaus Gedimino technikos universiteto profesorius Vytautas Martinaitis įsitikinęs, jog tai gali ir nepadėti. Būsto atnaujinimo programa stringa dėl organizacinių nesklandumų. Namų savininkai girdi tik tokias kalbas, kurios verčia abejoti renovacijos nauda ir trukdo gyventojams apsispręsti. Tų jau formų dabar yra pasirodę, kada iš tikrųjų viskas taip kaip ir turėtų būti, savivalda įsijungia į šitą dalyką ir tampa tai tokia, nekompensuojančia, netiktų pasakyti, bet sušvelninančia tokią terpę, kuri dalyvauja ar kreditą įmant, ar organizuojant didesnį kiekį pastatų viename projekte, girdėti Zarasų, Visagino bandymai. Tai aš manyčiau, tai yra geri pavyzdžiai, nes šitą matyti schemą jau matėsi nuo pat pradžių, kad jinai nėra pakankamai apgalvota. O iš vis schemų turėtų būti daugiau. Visumoje pasirinkimas turėtų būti platesnis. Vienam primtina viena, kitam kita. Viena galbūt schema galėtų ten, kur vyrauja seni žmonės, vyresni žmonės ir socialiai remtini, tokiem pastatams viena schema, galbūt ten tada savivaldybės pagalba. Tenai, kur gyvena žmonės ir planuoja, kaip sakoma, dar savo gyvenimą ten kelis dešimtmečius į priekį, jiems galbūt kita schema, reikia pažiūrėti į gyventoją, koks jis tenai yra. Per tai matyčiau. O konkretus dalykai taip reikalinga, kas tą tarpą tarp tiesioginio kredito ir ėmimo užimtų tą poziciją. Aš galiu pasakyti, iš toliau čia reikėtų ateiti. Tada, kai buvo privatizuoti visi butai, nelabai buvo klausiama, visi tapo savininkais, net nesuprasdami, kas yra savininkas. Šiandieną už tai suprantama jų baimės, nesiruošė būti savininkų ir jiems tai darosi sudėtinga. Pasak profesoriaus, dar vienas būdas, kaip galėtų būti judinama renovacija iš mirties taško, tai palaipsnis namų atnaujinimas. Visų pirma, derėtų atlikti pastato šiluminės sistemos inventorizaciją, mat dėl daugelio gyventojų išradingumo šildytis kaimyno sąskaitą, šilumos tiekimas daugelyje namų visiškai išbalansuotas. Kaip šaunu būtų, jeigu namas atliktų savo visos šildymo sistemos inventorizaciją. Galiu patvirtinti, kad labai daug yra Lietuvoje namų, kurie yra perdaryti taip, kad sugadintos sistemos ir jos išbalansuotos ir jas nepatikrinus per visus butus visų sistemų, koks nors inžinierinis teisingas sprendinys, kažin ar gali būti parinktas. Tai čia jūs kalbate apie papildomas radiatoriaus sekcijas, papildomą grindinį šildymą ir panašius dalykus? Visokiausių labai įdomių iki išradimų lygio dalykų yra pridaryta, bet kaimyno sąskaita. Tai jeigu yra punktas inžinerinės šitą visą šildymo sistemą, karšto vandens sistema subalansuota, sutvarkyta ir yra langai, pamatysit, kiek pastatas jau skirsis. Ir nereikėtų, aš kad pastatas būtų kompleksiškai atnaujintas, tik iš tikrųjų tada mes pasieksim tos geriausius rezultatus, bet namas turėtų eiti etapais. Galų gale pademonstruoti savo tą gebėjimą kartu įgyvendinti nors punkto pasikeitimą, nors sistemos sutvarkymą ir kaip atsiras pasiektų rezultato malonumas. Bet čia aš iš technologijos išeinu, čia yra vadyba, vos ne iki psichologijos einant. Taigi, pradėkit nuo inžinerinio sistemų, bet parodykite tą savo sąmoningumą ir patikrinkite visą pastatą. Patikrinkite, aš nežinau, į kurį kreipiuosi, į bet kurį namo gyventoją, buto šeimininką, bet jeigu tu sakai, pas mane viskas gerai, tegul ir kitas parodo, kad pas jį viskas gerai ir tada galima padaryti sprendimus. Jeigu techniškai visai, taip, reikia subalansuoti sistemą, pastatyti balansinius ventilius, bet patikrintoj šildymo sistemoje. O apie izoliacinės medžiagas, apie saulės kolektorius, apie kitus dalykus po to, nuo paprasto prie sudėtingo. Tai pademonstruokit šitą savo gebėjimą
gyventojai ir pamatysite, kaip 10, 15, 20% jūsų jau sąskaitos sumažės. Pagal vyriausybės programą iki 2020 metų kasmet turėtų būti šalyje renovuojama iki 2,5 tūkstančio daugiabučių, iš viso net 70% namų. Deja, judant tokiais tempais, to pasiekti niekaip neįmanoma. Daug buvo pakeitimų, daug visko keitėsi ir tai keitėsi, sakykime, dalyvaujant mum. O dabar, sakykime, jau kiek teko važiuoti, suprantat, netgi 2 kartus jau buvo sutarta važiuoti pas premjerą, jau iš vakaro susiruošėm, rytmetį pasako, neatvažiuokite, jūsų nepriims. Tai reiškia, niekam nesvarbi? Nerūpi niekam. Buvo išvažiavę kolegos tik tai susitikti su Kazlausku ir parvažiavo kaip museka. Irgi nieko. Panašios kritiškos mintys skambėjo ir pastarąjį mėnesį dažnai vykstančiuose atskirų partijų susitikimuose su energetikos ekspertais. Kokiegi turėtų būti energetinės politikos prioritetai? Prioritetas numeris 1 šiuo momentu Lietuvoje turėtų būti šilumos ūkis. Mes kalbam labai daug jėgų skiriam didiesiems projektam, bet šilumos ūkis buvo dalinai užmirštas, nors šilumos ūkio ekspertai, specialistai senai aiškino, ką reikėtų padaryti, kad šilumos ūkyje būtų ženkliai efektyvesnis darbas. Tai perinant prie vietinio kuro, prie biokuro panaudojimo ir vykdant namų renovaciją galima pasiekti, kad vartotojams kainos sumažėtų iki 30-40, o atlikus gerą namo renovaciją ir daugiau kaip 2 mokėjimas už tą pačią šiluminę energiją. Kiek daug ir pigios energijos be pagamintume, ji vis tiek nueis per niek, jei sienos bus kiauros. Kaip vertinti renovacinę Jessica programą? Jessicos pirminis modelis jis nebuvo efektyvus ir tam tikrų momentų vyriausybė matydama, kad jisai veikia neefektyviai, neperėjo prie kitų modelių, nepatobulino jį ir tik tai dabartiniu metu, šiais metais, jau pasiūlyti kiti variantai, tai RESCO modelis ir kad savivaldybių įmonės galėtų įsitraukti šitą procesą, neapkraunant gyventojus dideliais mokėjimais ir tie rezultatai gali būti pasiekti ženkliai geriau. Tai mes tikimės, kad naujoji kadencijoje, naujoji vyriausybė iš tikrųjų geriau išjudint šitą procesą, kad tai būtų visų žmonių, visų vartotojų naudai. Žagarės regioninėme parke gyvena įstabų žvėris elniai. Ir lyg to būtų negana, atsirado žmogus, kuris išdrožė medinį elnią. Tai tikrai yra unikalus žmogus, kuris prieš daug metų atėjo pėstute į Šiaulių, į Žagarės mišką, nes jis yra labai didelis elnių mylėtojas, susirado trobelę, kaip aš jį vadinu, laisvas menininkas Saulius Alejūnas, kuris iki šiol gyvena toj trobelėje, draugauja su elniais ir tikrai jiem netrukdo gyventi ten. Ačiū Dievui, kad dar yra tokių žmonių šiam sudėtingam civilizuotam pasauly. Aš manau, kad tai yra tokios kaip ir didelės vertybės, tokie žmonės, kurie sugeba harmoningai nesipykdami gyventi su gamta ir tikrai mums reikia mokytis iš tokių žmonių pasaulėžiūros, jų filosofijos, tikrai jie turi mažiau problemų gyvendami kukliau, negu kad mes dejojame dėl įvairių buitinių problemų. Rudens šauklių valdose. Taip vadinosi gamtos filmų kūrėjo Vyto Jankevičiaus filmas, šiemet laimėjęs Petro Bukevičiaus premiją. Jei ne Žagarės regioninio parko direkcijos palaikymas, šis filmas tikrai nebūtų gimęs. Aš tikrai pats nuo mažų dienų amžinatelis Petro Bukevičiaus filmų didelis gerbėjas, jie buvo vaikiška filmų, labai graži serija. Ir tikrai pagalvojau, kad Žagarė vis dėlto yra žinoma kaip tauriųjų elnių gimtinė Lietuvos ir kažkaip įprasminti norėjosi šitą dalyką, nes vis dėlto būkime atviri, įdomiau stebėti apie filmą apie tokį žvėrį kaip taurusis elnias, negu apie skrusdeliuką ar vabaliuką. Tai tikrai yra patrauklesnis turbūt objektas ir taip nedrąsiai Vytą pasikalbinau, jisai džiaugiuosi, kad sutiko pas mus atvykti, nors dar neturėjome nei jokių
finansavimo šaltinių, nei nieko, bet jis tikrai labai geranoriškai sutiko bendrauti ir manau, kad reikia elniui pagerbti tokį filmą, tikrai reikėjo sukurti ir ačiū Dievui, kad jis gimė. Beje, dar vienas pastebėjimas. Vytui Jankevičiui jau 5. kartą atiteko šis Petro Bukevičiaus premijos laureato vardas. Tad pažiūrėkime fragmentą iš šio filmo. O, koks čia gražuolė. Koks gyventojas. Nu čia pavasarį buvo šerniukas negyvas. Suėdė matyt. Va, tai kokį rūmą. Šernai pasidarė žiemą.
prasidėjo kažkokie viskas nuo drėžiukų, dživačiukų, nuo paukščiukų. Paskui atsirado elniai. Tai vat elniais ir atvedė. Tai vat čia elniai. Kaip mes su broliu vadindavom. Ponai. Karališki žvėrės. Ir kaip dabar Dievas taip pat surėdė, kada aš atsidūriau Žagarės girioj, pačiu elnių tėvynėj Šiaurės Lietuvos. Tai čia už 100 metrų, prieš 100 metų buvo grafo Nariškino elnynas, medžioklės rūmai. Prieš 20 metų su broliu radom apgriuvusį namą. Tai čia tik likučiai yra viso to grafo elnyno. O tokie likučiai griuvėsiai. Šiaip tai manoma, kad čia yra dabartinių Lietuvos turių elnių gimtinė. Nes dar yra daugybė liudininkų, senų žmonių, kurie dar prisimena 18 metų perversmus vietinių gyventojų pasakojimuose. Tai per suirutės tiesiog aptvarai buvo išardyti, tvoros išlaužtos ir elniai paleisti į mišką. Ir per visą 20 amžių jie išplito, būtent iš tos vietos išplito po visą Lietuvą. Ir jau Smetonos laikais čia Žagarės miške, pasak visų tų senų žmonių, kiekvienais metais į ragų rastavo. Tai žodžiu, antrą didžiąją karą čia jau buvo elnio, jau nebloga bandelė. Karališkas žvėris. Kodėl jis karališkas? Todėl, kad karūna, tai karališka. Kai pagalvoji, tai gamtos tobulumo viršūnė. Kaip taip stverti tokį gražumą, grakštumą, žvėrį. Praėjusioje laidoje girdėjote klausimą, kiek metų Ventės rage paukščius žieduoja Leonas Jezerskas. Teisingas atsakymas buvo 65 metus. Ir pirmasis žmogus, kuris teisingai atsakė, buvo Aušra Barauskienė. Ir jai atitenka prizas leidinio Savaitė prenumerata mėnesiui. Šis ir visi kiti atsakymai dedami į ekologiško šaldytuvo Snaigė loterijos dėžę. O mes skelbiame naują klausimą. Kurią sistemą pirmiausia reikia tvarkyti renovuojamame daugiabutyje. Pirmasis teisingai atsakęs gaus prizą elektrą taupančią ledinę lemputę. Tad mes laukiame teisingo jūsų atsakymo į šį klausimą ir primename, kad jau po 2 mėnesių laimingiausias mūsų žiūrovas gaus didįjį mūsų prizą ekologišką šaldytuvą Snaigė. Tad dėkojame, kad žiūrėjote ir iki susitikimo kitą šeštadienį 11:35.